geniali koncepcija jūsų vestuvėms. Žodžiu, barokas. Prancūzija viduramžiai, Liudvikas XVI. O buvo 16. Koks skirtumas? Barokas. Fleitos, pažai, krinolinai, jaunosios suknė, su korsetu, šleifas, 5 metrų, jaunikis, juodas frakas, žvakės dega aplink. Eik tu sau, tai čia teminės vestuvės, be elektros, tik tai žvakės. Super idėja. Nusakiau, kad profas. Kaip tau, Liepa? Įdomu. O, super, bus pačios geriausios vestuvės. Aš sakiau, kad profo rankose esam. Būkit ramus, svarbu koncepcija sugalvota, o paskui detalės aš jau sugalvosiu, suskambinsiu, kam reikia, viskas tvarkoj. Bet hebra, žinokit, turiu bėgti, man vaikas reikia į lauką išvedžioti. Raimundai, mes tokių vestuvių nedarysime. Barokas, nesąmonė. Liepa, Albertas yra profas, jis 10 metų tą daro, jis visiems klasiokam suorganizavo vestuvės. Vyckai, Kostai, Edvinui. Va, dėl to Edvinas ir išsiskyrė, o Kostė su Vycka irgi turbūt nepasisekė jiems, ne? Nu jo, irgi išsiskyrė. Bet čia sutapimas, va, Edvinas jau vėl skudurų sumetė. Raima, man tai nepatinka. Nu klausyk, vis tiek visi prisiliops, koks skirtumas, ar su paprastu kostiumu, ar su fraku. Mes taip nedarysime, darykime kaip aš sakau, susirašykime, išvažiuokime ir aplink pasaulį. Įsikrovė daiktus? Aha, beveik. O, Eglute, aš taip džiaugiuosi, kad mes vėl viena šeima. Aš irgi. O kas čia? Laikrodis, čia tos Eglės dovana. Toks neypatingas. Ne, nu kodėl, žinok, čia sako, pirmas Smetonos laikrodis, jo, ten, žinok, beveik 100 metų kaip Lietuvai čia. Nu jo, toks pats senas kaip ir jie. Kaip? Nieko. Jis tau nepatinka? Ne, kodėl patinka? Na, tu tai sakyk, jeigu nepatinka, nes kažkaip nenorėčiau mūsų naujų santykių pradėti nuo kokių nors klaidų. Viską nuo švaraus lapo pradedam ir... Aš irgi nenorėčiau mūsų naujų santykių pradėti nuo praeities klaidų. Tegul jisai lieka čia, padėk jį kur nori. Aš jį pakabinsiu miegamajam, gerai? Sveikas, Raima. Ką šiandien tu? Gal varžybas pažiūrim, atvaryk? Seni, nežinau, žinok, tikriausiai nieko nesigaus. Norėjau šiandien pabūt namuose su Liepa. Aišku. Nu, gerai, tai gal kitą kartą. O kaip šiaip tu? Aš tai įsivaizduoju. Ups. Atrodo, Lukutis apsidirbo. Perskambinsiu. O, sveikas, Edva. Klausyk, gal užbėgsi, futbolą pažiūrėsim? Sveikas, Albertai. Tai žinoma, būtų labai gerai susitikti. Bet žinai, gal ne šiandien. Matai, su Eglute mes mano persikraustymą švęsim. Nu, viskas aišku. Gerai, aš vienas pažiūrėsiu. Be garso ir vaizdo įrašą. Nu gerai, iki. Irmai linkėjimo būtinai. Raima, nu gal tikrai nelabai gerai mes čia su Albertu taip elgiamės. Nu visadagi kartu Kašį žiūrėjom. Nu ką daryti? Tu nori normaliai žiūrėti, ar kaip visada? Jo! 3. O, gerai. Hebra, nu tyliaugi biški. Nu, čiu. Patildykite. Gerai. Raima, nešk į virtuvę. Aha. Išmesk į šiukšlių dėžę ir ten ant spintelės naujas yra. Gerai. Nešk čia. Hebra, įvartis. Oi, tu. Pražioplinau. Jo. Na gerai, daug sauskelės. Čia šlapi, daug sauso. Reikia pakeisti, nes visas sienas apvarys. Irmutė, o gal galim perimti jau antras kėlinys? Lukutį labai ramina jūros ošimas. Bet to jis geriau miega. Tai bent šiandien ramiai pažiūrėkime. Tikrai. Sakau, gal mano pergalingo sugrįžimo proga surinkim pragariško vakarėlį, a? Ne. Man ir taip nusimato pragariška naktis. Aš labai atsiprašau, aš šiandien Edžių nenusiteikus. Nu tiek to. Tau gal laikrodis trukdo? Ne, puikus geras laikrodis.
Sakau, gal mano pergalingo sugrįžimo proga surinkim pragariško vakarėlį, a? Ne. Man ir taip nusimato pragariška naktis. Aš labai atsiprašau, aš šiandien Edžių nenusiteikus. Nu tiek to. Tau gal laikrodis trukdo? Ne, puikus geras laikrodis. Alio, Raima, vakar futbolo žiūrėjai? Eik tu savo varžybos kokios buvo. Įvarčių kiek prispardė, o vieno iš vis neužskaitė. Jo, seni, labai gaila. Šitą, bet aš vėliau pažiūrėsiu apžvalgą. Ha, aš tai irgi nežiūrėjau, bet perskaičiau internete šiandien. O šiandien tu ką, žiūrėsi? Ne, aš su Liepa būsiu, reikalų daug, dar vestuvėm reikia pasiruošti, žinai, pats supranti. O Edvinas ką šiandien, nežinai? Ne, Edvinas turbūt irgi, žinokis, ilgai dirbs, nes pas mus pats sezono įkarštis. Gerai, santechnikai, viskas su jumis aišku. Dėl tavo vestuvių turiu labai gerų naujienų. Suveikiau 100% nuolaidą, aišku, savo honoro sąskaitą, bet gali nedėkoti. Surengsiu jums vestuves už laidotuvių kainą. Puiku, seni, tu pats geriausias esi, mūsų vestuvės bus superinės. Na gerai, juokauju. Iki. Tu ką, jam nepasakei? Nu ne, aš negaliu dabar jam pasakyti, nes mes ir taip Albertą beveik niekur nesivedam. O tegu vestuvės organizuoja. Palauk, o mano nuomonė tau nesvarbi? Aš nenoriu, kad tas Albertas organizuotų mūsų vestuves. Aš irgi nenoriu, bet aš negaliu Albertu taip tiesiai šviesiai akis pasakyti. Liep, nu negi tu įsižeidai, Liep. Na aš taip nenoriu organizuoti tų vestuvių. Čia man kaip koks akmuo po kaklu. Aš niekam iš draugų neorganizuoju. Čiagi mano principai 100%, niekam. Aš galų gali per vestuvės aš pats noriu ramiai pasidėti, pabaliavoti, o čia dabar kaip durnelis lakstyk. Kam tortą atnešti, kam karšti, kam jūs nesimuškit. Pačiam norisi ramiai, kam norisi snukį užduoti. Tai tu pasakai, kad turi labai daug darbo, neturi laiko, ką nors dar sugalvok. Negaliu. Draugas paprašė, ką daryti dabar. Eglutė, čiagi paprasčiausia dovana. Prabangus antikvarinis žaisliukas. Mano. Juk tu nieko prieš. Mes viską pradedam iš naujo ir jeigu ką, tai tu sakyk. Kas čia per laikrodis ir iš viso, kuo jis ypatingas? Jis ypatingas tuo, kad aš negaliu išsimiegoti, nes jis labai garsiai tiksi ir iš vis man vaidenasi, kad čia ta psichologija man į smegenis. Jis mano. O Eglė, ko tu kenti? Pasakyk Edvinui, kad jis tau nepatinka ir tegul atsikrato. Aš negaliu. Mesgi susitarėm su Edvinu, kad pradėsim gyvenimą iš naujo, kad nebekartosim senų klaidų. Ir jeigu aš jam dabar pasakysiu, jisai vėl sakys, kad aš jį bandau keisti, kad aš jį spaudžiu. Nu, tada kitas variantas. Sugadink jį. Pasakyk, kad senas laikrodis ir pats sugedo. O kaip? Ačiū tau, sesutė, kokia tu gera. Muzika jūsų vestuvėms. Na kaip? Čia Bachas, vargonai. Vargonai? Nu taip, vargonai. Čiagi viduramžiai, Bachas. O kaip kitaip? Nu, bus tikrai vargonai, ne kompas. Jai atrodo nepatiko. Tu ką, jai nesakei? Patiko. Jai tik tai galvas gaudai. Taip, Raimondas teisus, man labai patiko. O Raimondai, kas bus mūsų vestuvių vedantysis? Negalvojau dar. O žinai, aš pagalvojau, kad vedančiuoju gali būti Albertas! Jisai taip puikiai viską organizuoja, barokas, genialios idėjos. Super! Jo, aš galvojau pats, bet nedrįsau pasisiūlyti, galvoju, nu ką čia, aš lysiu, žinai. Seni, super, taigi mūsų vestuvės bus nuostabiausios. Jo. Hebra, žinokit, man reikia bėgti. Vaikas reikia išvedžioti.
Žinok, visiško šakės. Aš dar jų vestuvių vedėjų turėsiu būti. O kur Lukutį palikote? Pas senelius šiandien mums laisvadienis. Taip, reikia duoti ir dėdukam pasidžiaugti anūkais. O tarp kitko, Edvava, nežiūrėjai vakar varžybų. Va tokios varžybos buvo. Nu, ką padarysi, nemačiau, tai nemačiau. Oi, kanelės pamiršau. Kaipgi nežiūrėjo, taigi vakar su Raimondu žiūrėjo, išlėkė, net Tomutės namų darbų nepatikrino. Vakar? Taip, tarp kitko, Tomutė šiandien 6 gavo. Oi, aš visai pamiršau, man parduotuvės siuntinys, naujas siuntinys. Atsiprašau, aš turiu eiti, tikrai. Ate. Valgykit, valgykit. Kanelių net nešė. Tikrai dar nešiu. Pati kepiau. Tuk, galima užeiti. Durys užrakintos. Geroji fėja, gal galima surasti raktelį nuo šitų durų. Atstok, Raimon. Baiko žiūrėti, taigi siūlau susitaikymo seksą. Siūlyk sekso savo geriausiam ir puikiausiam renginių vedėjui Albertui. Palauk, tu tikrai nori piktis dėl kažkokio renginių vedėjų? Taip tikrai noriu, nes kol jis organizuos mūsų vestuves, to nedrįs prie manęs liestis. Geroji fėja patapo rakana. Tu tikrai manai, kad atimdama iš manęs seksą, priversi mane nusileisti? Taip. Žinai ką? Suveikė. Egle, aš tau parašiau nerealų siurprizą. Geras, intrigavai. Taip, siurprizas miegamajam. Čia toks naujas būdas nusitempti lovą. Ne, čia visai ne tai, apie ką tu pagalvoji. Aš parvežiau laikrodį iš meistro. Taip, įsivaizduoji, jis anksčiau buvo blogai suremontuotas. Nu, nebuvo detalių, o dabar gavo. Einam, parodysiu, einam. Įsivaizduoji, jis dabar muš valandas. Taip, va, čia 12 tuoj. Nu, ką? Nesutrukdžiau? Ne, nieko. Atsinešiau į namus darbo. Skambinėjau visiems, kas organizuos tavo vestuvės. Floristės, dekoratorės, vargonininkai. Žiūrėk, dėl tų vestuvių galim pakalbėti? Galim. Ateik rytoj pas mane į darbą ir pasikalbėsim. Aš su tavim noriu asmeniškai pasikalbėti. Oi, asmeniškai noriu. Žinai, aš su tavim norėčiau asmeniškai pasikalbėti. Ir asmeniškai tau pasakyti, kad tu kiaulė. Ir tavo draugas Edvinas irgi kiaulė, nes jūs abu kiaulės metėt mane, savo geriausią draugą. Šiaip tai ne taip buvo. O kaip buvo? Mes tave visada kviesdavom, čia tu vis rasdavai vis kitų progų. Tai Lukutis, tai Irma. Raima, negaliu dabar kalbėti. Lukutis ruošiasi miegoti. Perskambinsiu. Davai. Čiūčia, liulio, pupa. Kas ta pupa su... Edva, negaliu dabar kalbėti. Lukutis ką tik atsikėlė. Paskui perskambinsiu. Nu, einam valgyti. Senigi sakiau, neskambink man po 4, nes mes su Lukučiu ruošimės valgyti. Po 7 einam miegot, o kitų metų aš dirbu. Все. Ne, seni, negaliu. Aš su Lukučiu. Kas? Lukutis. Pip. Ir aš tavęs paprašiau organizuoti šitas vestuves dėl to, kad su tavim daugiau praleisčiau laiko. Ką tu galvoji, kad aš iš tikrųjų noriu, kad tu man organizuotum vestuves? O tu galvoji, kad čia aš labai noriu organizuoti tavo vestuvės? Aš pailsėti noriu per tavo vestuvės, atsipalaiduot galų gale, pasėdėti su žmonėm noriu. Tai aš irgi to noriu, kad tu būtum liudininku, sėdėtum šalia. O aš noriu besėdėdamas prisigerti ir ką nors snukį iš man. Nu tai taip ir padarom tada. Tai ko tu man smegenis pudrinai? Čia tu man pudrinai.
Aš viską jau sugalvojau, viskas bus nuostabu. Tai čia tu. Pi. Tai ką? Nu, tai ką? Tai ką? Tai ką? Nepavėluosi į darbą. Žiūrė, neblogai, pinigai, ką? Edvinai, mums reikia pasikalbėti. Gerai, klausau. Aš suprantu, kad mes nusprendėm nebekartoti senų klaidų. Aš suprantu, kad mes nusprendėm pradėti naują gyvenimą. Ir aš suprantu, kad aš neturiu tau kelti jokių ultimatumų, sąlygų, bet aš negaliu pakęsti šito laikrodžio, aš jo nekenčiu. Bet kaip tu sakai, kad jis tau patiko? Aš melavau. Visų pirma, jisai labai garsiai tiksi. Visų antra, jisai siaubingai garsiai muša valandas. Ir trečia, jis nuo tos kalytės, aš negaliu jos pakęsti, išmesk jį. Na va, vėl viskas kaip anksčiau. Tu man nurodinėjai, ką aš turiu daryti ir ko aš neturiu daryti. Bent kartą galėtum ir nusileisti. Edvinai, atleisk man. Nieko tokio. Tu teisus. Ne, tai tu teisi, aišku. Ne, leisk aš pasakysiu. Tu buvai teisus. Mes turim viską pradėti iš naujo. Aš pakentėsiu. Aš prisitaikysiu. Mums nereikia kartot praeities klaidų. Atleisk man. Ne, tai tu man atleisk. Nu, aš kvailys. Nu, kaip aš nepagalvojau, kad tas laikrodis tau sukels tik nemalonius jausmus. Nu, kaip egoistas pasielgiau, visiškai. Aš tikrai nenoriu, kad mūsų naujas būsimas gyvenimas prasidėtų nuo kasvalandinių priminimų apie praeities klaidas, ne? Aš viskas išmetu tą laikrodį ir mes jo daugiau niekad... Albertai, nu kur tu jau prasideda? Viskas tvarkoja, aš čia. O, eina. Gyvenime mums dažnai tenka daryti kompromisus. Kai kam tai visai nesunku. Kai kam daryti kompromisus sunku. Nes per daugelį metų žmonės atprato suprasti vienas kitą. Ir reikia iš naujo to mokintis. O kai kam kompromisai būtina sąlyga. Juk be kompromisų santykiai yra neįmanomi. Tu erzini mane juokais ir nejuokais. Šiandien tu man graži, šiandien tu nuostabi, šiandien tu man graži, šiandien tu nuostabi.